7 uždavinukas. Mokinius apklausėme, kiek valandų per dieną jie įprastai praleidžia prie kompiuterio. Duomenys pateikti lentelėje. Panagrinėkime tą lentelę. Čia yra mokinių skaičius, reiškia 2 vaikučiai praleidžia po 3 valandas. Čia laikas. 7 vaikai po 4 valandas, 6 vaikai po 5 valandas ir 1 vaikas 6 valandas. Na, aš nemanau, kad jis labai sveiką gyvenimo būdą veda. Taigi, suskaičiuokime, kiek vidutiniškai valandų per dieną praleidžia apklausoje dalyvavę moksleiviai. Ką mums reikia padaryti? Mums reikia tiesiog sudauginti ir suskaičiuoti, kiek iš viso jie praleido valandų. Tai 2 mokiniai po 3 valandas, plus 7 mokiniai po 4 valandas, plus 6 mokiniai po 5 valandas ir 1 mokinys 6 valandas. Skaičiuoju, 2 kart 3 yra 6, plus 7 kart 4 28, plus 6 kart 5 30 ir dar plus 6. Tai dabar reikia čia sudėti, pasižiūrim, kaip čia patogiau, 6 plus 6 12 ir plus 28 yra 40, na ir dar 30, taigi iš viso 70 valandų per dieną jie praleidžia prie kompiuterio, visi vaikai kartu. Dabar suskaičiuokim, kiek yra mokinių iš viso. 2 plus 7 plus 6 plus 1. Tai kiek čia mes jų dabar turim? 7 plus 1 8, 2 plus 6 taip pat 8, 16 mokinių. Norint apskaičiuoti, kiek vidutiniškai jie praleidžia per dieną prie kompiuterio, mums reikia visą valandų skaičių padalinti iš to, kiek yra mokinių. Reiškia 70 dalinam iš 16. Na, imam turbūt po 4, 4 kart 6, 24, 2 minty, 4 kart 1, 4 ir 2 yra 6, dabar atimu iš 70, atimu 64, 6, dedu kablelį, nusikeliu 0, toliau imsiu po 3, 3 kart 6, 18, 1 minty, 3 ir 1, 4, atimu iš 10, 8, 2, čia buvo pasiskolinta 12. Nusikeliu dar vieną skaičiuką ir dabar imsiu po 7, 7 kart 6 yra 42, 4 minty 11. Atimu 8. Gal sakysit, kad daugiau nereikia jau čia dalinti, nes pasakyta šimtųjų tikslumu, bet jeigu mes nežinosim, koks čia yra skaičiukas, tai kaip mes suapvalinsim, nes jeigu skaičiukas mažesnis už 5, mes turėsim rašyti 4,37, o jei didesnis, jau čia atsidurs 8. Taigi daliname toliau, galvokim, kiek čia dabar gali būti, dar nusikeliu 0 ir imu po 5, 5 kart 6, 30 ir 5 plus 3, 8, atimu, pasidalino. Bet mums atsakymą reikia suapvalinti šimtųjų tikslumu. Taigi šitas skaičius apytiksliai lygus 4,38. Štai, apskaičiavau. Kitas uždavinys dar įdomesnis. Mokykloje pusę metų vyko įvairių laisvalaikio formų skatinimo programa. Nu tikrai yra daugiau laisvalaikio formų, negu tik visą laiką sėdėti prie kompiuterio. Po šios programos moksleiviai vidutiniškai prie kompiuterio praleisdavo 2 valandas 2,35 valandos. Kaip manai, čia 35 minutės? Tikrai ne. 2 valandos yra 120 minučių. Čia turbūt labai aišku. Dabar kiekgi minučių yra 0,35 valandos. Šitas skaičius 0,35 lygus 35 šimtosiom. Bet mums reikia minučių, mums reikia žinoti, kiek 60 dalių čia yra. Taigi, surašiau proporciją. Pagal pagrindinę proporcijos savybę, norint sužinoti, koks yra x-iukas, aš turiu 35 padauginti 60 ir padalinti iš 100. Na, čia dauginti būtų gal labai daug darbo, bet aš va taip paimu ir nuliukus nusibraukiu, padalinu ir viršų ir apačią iš 10. Dabar dar galiu padalinti iš 2, tai čia bus 3, o čia padalinus iš 2 bus 5. Gausiu 35 kart 3 dalinta iš 5 ir vis tiek dar man nesinorisi skaičiuoti, 35 padalinu iš 5 bus 7. 7 kart 3 21 minutė.
Taigi, vaikai prie kompiuterio praleidžia 2 valandas, 120 minučių ir dar 21 minutę. Iš viso mes gausime 141 minutę. Išsprendėme 7 uždavinuką.